Sveiki, mėly klausytojai, su jumis laida Renkuosi sutarti, prie mikrofono psichologas Aurimas Gudas ir šiandien kalbinsiu kognityvinės elgesio terapijos psichoterapeutės Janiną Sabaitę. Sveiki, ačiū Aurimai, kad pakvietėt. Prašom, malonu, kad atėjot, malonu, kad pasidalinsit, tikiuosi bus naudinga. Ir šiandien kalbėsime apie psichologinį atsparumą. Tai gal pradėkime apie tai, apsibrėžkime, apie ką kalbėsime, kas tai yra per sąvoką ir kodėl tai yra svarbu. Apie psichologinį atsparumą paskutinių turbūt 5 metų kontekste, vis įvairiais rakursais mes girdim gana dažnai, tačiau ne visada vienodai suprantam, nes daugeliu žmonių, aš iškart pradėsiu nuo mitų, kad psichologinis atsparumas yra duotybė ir arba vieni labiau psichologiškai atsparūs, kiti mažiau. Tačiau tai yra procesas, kelionė ir psichologinis atsparumas tai nėra savybė kaipo, bet tai yra gebėjimas prisitaikyti ir nuolat prisitaikinėti, pavadinkim taip, prie iššūkių, gebėjimas atsistatyti, kai patiriam tuos iššūkius ir iš naujo atkurti savo emocinę pusiausvyrą net ir sudėtingose situacijose. Tai žodžiu, psichologiškai atsparus žmogus ne tas, kuris nieko nepatiria, neturi streso aukštesnio ar nerimo, o tas, kuris geba prisitaikyti, keltis, atsigauti ir vėl eiti į priekį. Žodžiu, tas, kuris patiria iššūkius ir atsigauna, mokosi eiti į priekį ir toliau, nepaisant to, kas su juo ar kas aplinkoje atsitinka. Tai vat psichologinis atsparumas yra tai. Tai kitaip sakant, nėra kaip pamatuoti, jeigu žmogui nieko nenutinka, tai ir nesužinos, ar jisai psichologiškai atsparus ar ne. Galėtumėm palyginti su augalais. Jeigu augalas visą laiką šiltnamio sąlygom auga ir neužpuola nei koks vikšriukas ar lietus ar panašiai, jis tiesiog šiltnamio sąlygom, bet išneštas į lauką mes patikrinam, ar jisai atsparus. Ir čia yra toks irgi momentas, kad tas žmogus, kuris greičiausiai vengia iššūkių gyvenime arba vengia spręsti problemas, jisai kaip tik tai bus mažiau psichologiškai atsparus, nes jo psichologinio atsparumo raumuo, net kartais literatūrai galim sutikti, kad psichologinis atsparumas kaip raumuo, kurį treniruojam. Tai jeigu tiesiog guli visą laiką, tai faktas, kad nebūsi psichologiškai atsparus, tai kurį treniruosi, kur eisi, mokysies ir su tuo susidorosi. O matuoti, kas labiau atsparus, kas ne, tai aišku, gyvenimo tėkmėje mes tai pamatom ir pagal iššūkius, kiek žmogus sugeba jų įveikti arba susikurti save iš naujo, kaip kartais sakoma. Būna žmonių gal ir vengiančių tų sunkumų, bet būna, kurios tiesiog užpuola ir nėra kaip nuo jų pabėgti. Tai tas žmogus, kuris vengia sunkumų, tai aišku, mes dirbantis su žmonių emocinė psichikos sveikata suprantam, kad tai viena iš įveikos strategijų. Bet gyvenimas yra toks. Vieną dieną lyja, kitą dieną gali snigti. Trečią dieną gali būti labai labai karšta. Ir tai gali būti iššūkiai. Ir kaip tu žmogau gali išvengti to, kas vyksta nuolat. Ar mokesčius reikia mokėti. Tai kiek ilgai bėgsi, vengsi. Ir principe žmogaus gyvenimas nėra apie vengimą, o apie tai, kaip aš šiame gyvenime esu. Tai čia yra labai svarbus aspektas. O kai užgriūna, tikrai mes sąlyginai turim mažiau kontrolės gyvenimui, negu mes įsivaizduojam kartais. Kiek mes galim pakeisti gamtą. Galim turėti įtakos, bet nedaug. Kiek galim turėti įtakos ekonominiai, politiniai sistemai? Šiek tiek galbūt, bet irgi labai minimaliai. Arba mes net žinom, kiek galim turėti įtakos kitų žmonių mąstymui. Tai irgi galim dėti pastangas, bet irgi labai mažai, ar ne? Tai tas užgriuvimas, tai taip kartais susiklosto tos aplinkybės, situacijos arba duotybės, ir čia įvairiais aspektais galima kalbėti ir
ką vaikai patiria skirtingose šeimose gimę, ar su skirtinga biologija, ar skirtingi gyvenimo pasirinkimai, ar tiesiog kognityviniai, protiniai gebėjimai ir panašiai. Tai vat irgi yra toks paradoksas, kad tas, kuris įveikia daugiau iššūkių ir sunkumų, tas greičiausiai yra psichologiškai atsparesnis. Dėl to tas palyginimas su raumeniu yra labai tinkamas, kad su kuo daugiau problemų susiduri, tuo ir turi geresnius gebėjimus juos įveikti. Tikrai taip. Ir kai prieš laidą mes truputėlį susirašėm dėl klausimų, tai man patiko klausimas, ar tai įgytas psichologinis atsparumas ar įgimtas. Ir va tas palyginimas su raumeniu, mano galva, apskritai žmogaus gyvenime yra labai svarbus. Nes taip, yra dalis žmonių, kurie gimsta su tais silpnesniais raumenimis. Arba silpnesnė nervų sistema, arba labiau neurotiški, arba turi vaikystėje tam tikrą aplinką, kur buvo mažiau priimti, kur teko jiems įveikinėti daug iššūkių arba būti tokie atsargesni viskam gyvenime, bijoti ir panašiai. Bet pažįstant save, suvokiant save, galima po trupučiuką treniruoti. Galima save vesti tuos kontekstus, kur man šiek tiek lengviau susidoroti. Ir jeigu aš atpažįstu, kad esu jautresnis asmuo, pavyzdžiui, tai rinktis tas specialybės, tas savirealizacijos galimybės, tuos kontekstus, tuos žmonės, kur aš galiu labiau prisitaikyti ir save geriau atspindėti arba eiti dar kitų kelių, čia labai daug pasirinkimų, mokyti, stiprinti fiziškai, netgi fiziškai save ir stiprinti tą savo raumenį tiek tikrąją to žodžio prasme raumenis fiziškai, ar ne? Ir mes žinom daug visokių istorijų, kai gana silpnas žmogus po kažkiek tai metų sustiprėja, kada neįgalus asmenys atsispiria, turiu galvoj, kad įgyja specialybę, save realizuoja, sukuria šeimas ir panašiai, ar ne? Tai taip pat ir kalbant apie psichologinį atsparumą, mes matom irgi labai daug gražių pastangų ir daug atvejų, kai žmonės, kurie atrodo patiria viską, kas įmanoma, kai juos užgriūna ir nelaimės, ir netektis, ir praradimai, ir vis tiek išlieka su daug tokio pozityvumo arba tikėjimo ateitim ir geranoriškumu, kur nėra tiek daug pykčio arba visai nėra pykčio ant gyvenimo ar ant Dievo ar dar kažko, kurie sugeba atsispirti ir matyti tą šviesiąją pusę gyvenimo. Tai kaip reikėtų treniruoti tą raumenį? Yra labai daug strategijų, arba tai yra visas kompleksas, kai mes kalbam apie psichologinį atsparumą. Tai šiek tiek jau paminėjau, kad maža dalimi tai gali būti įgyta, ta prasme, kad, kas sako tyrimai, kad kad nuo 30 iki 50% gali būti turėti įtaką mūsų biologiniai tam tikrai ypatumai. Kad ir tiesiog žinom, kad kažkas vaikystėje labiau sirgo, kažkas mažiau sirgo, ar ne, tai gali turėti įtakos. Bet tuo pačiu tai yra gera žinia, kad minimum 50%, o galbūt net ir 70% priklauso nuo mūsų pačių. O ką tai reiškia? Tai reiškia apie tai, kaip mes einam per gyvenimą. Tai yra čia mąstymas pirmiausiai, kaip mes dirbam su savo mąstymu. Ir čia yra visa didžiulė sritis, apie kurią galime kalbėti. Tada kaip mes tvarkome su savo emocijomis. Vienas yra kognityvinis atsparumas, tai tas protinis mąstymo, kitas yra emocinis atsparumas. Kaip mes reaguojame į stresinės situacijas, kaip mokomės dirbti su savo emocijom, jas atpažinti, kokios tada yra elgesio strategijos. Kai aš suvokiu, kaip aš elgiuosi, kai aš nerimauju arba kai kažkas mane ištinka. Tai čia mes be savęs pažinimo neapseisim treniruojant. Arba jeigu jau esu brandesnis žmogus, tai ką turiu galvoj, kai jau atpažįstu,
kaip žmonės sako, vis užlipu ant to paties grėblio. Tai, na, puiku, reiškia, atpažįstu, va čia jau mąstymo strategija, atpažįstu, kad kartojasi tos pačios situacijos ir tada klausiu, o kaip galiu daryti kitaip. Ir tada yra fizinės strategijos, tai yra, kaip aš treniruoju savo kūną. Mes turbūt pakalbėsim apie įpročius vėliau, ar ne, tai atrodo paprasti dalykai. Kiek įsimiegu, kiek neįsimiegu. Kiek esu emociškai stipresnis, kada miegu 4 valandas ir kai miegu 8-9, ar ne? Kaip galiu reaguoti, kada esu nuvargęs, kada mažiau nuvargęs, ar ne? Ir yra dvasinis atsparumas, manoma, nes tai irgi kuo toliau, ypač kalbant paskutiniais, kodėl sakau 5 metais, kada pandemija, kovidas, karantinas, kada žmonės ieškojo atsparumo šaltinių, kas mane gali padėti, kas man gali išbūti, kada dabar yra šalia vykstantis karas, labai daug mokslininkai atsigręžia į tai, o kas padėjo žmonėms išbūti, vat būtent atsparesniais, pavyzdžiui, po koncentracijos stovyklų arba koncentracijos stovyklų. Čia mes turim Franklo, Viktoro kūrinius, dabar yra Edith Eger, psichoterapeutės iš Amerikos, tarsi analogas Franklio irgi knygos, kuri beje pradėjo rašyti 90 metų, kuris sako, dabar pats laikas jau man dalintis, jau kur dar, ar ne? Tai vat irgi su humoru, kad pasirodo, niekas nėra vėlu pradėti dabar, ar ne? Tai iš tiesų rodo apie tai, kad dvasinė sudedamoji atspirtis į kažką, kas tai bebūtų, ar aukštesnė jėga, ar ne, ar menas, ar dar kažkas, ką aš surandu asmeniškai, kas mane stiprina. Ir yra daugybė netgi ir Lietuvoje daryta jau daktaro disertacijų, kur pasirodo šita dimensija per prasmę, altruizmą, atsiremimą į kažką irgi prisideda prie psichologinio atsparumo. Nes tai duoda tikėjimą, kad galbūt šiandien yra taip, kaip aš kartais sakau, taip, iš raidės, bet ne šokoladas, ar ne? Bet aš savęs klausiu, kaip aš noriu jaustis geriau ir galbūt man tiesiog šiandien reikia pailsėti ir pamiegoti, rytoj bus vėl kitaip. Tai va, tai tokios dedamosios, iš ko susideda tas psichologinis atsparumas ir tai yra procesas. Tai nėra taip, turiu, neturiu, nueisiu parduotuvę, nusipirksiu, nenusipirksiu, ar ne? Tai iš principo žmogaus darbas su savimi arba su pagalba iš išorės, kad kažkas ištiestų ranką. Kiek pamenu iš Franklio, tai jis labai akcentavo tikslo turėjimą, kad tie žmonės, kurie turėjo tikslą po koncentracijos stovyklos įkurti savo pizzeriją ar kažką veikti, jie ilgiau išgyvendavo. O toks būdavo ženklas, kad kai žmogus pradėdavo rūkyti, nes cigaretės būdavo labai brangios ir jas galėdavo išsikeisti į kažką kitą. Bet jeigu jau žmogus pradėjo rūkyti, jau matėsi, kad jisai pasiduoda ir tas žmogus, kaip ir galima sakyti, kad greitai ir mirdavo. Tikslo turėjimas labai svarbus, aš tai vadinčiau tikslo ir ar prasmės suvokimas, nes irgi viena iš dedamųjų psichologinio atsparumo, ir čia susijęs su visom tom dimensijom dedamosiom, tai yra, o kaip aš tai galiu pritaikyti ateityje. Pavyzdžiui, aš pati dabar einu per tokią sveikimo kelionę, ir būdama psichoterapeutė, aš aišku galvoju, o kaip aš tai galėsiu papasakot, pritaikysiu, arba kaip tai mane kuria kaip žmogų, kuo aš galėčiau tai pasidalinti ir kaip panaudoti ateityje, ką aš galiu išmokti iš viso to, per kuriuos sunkumus aš einu. Ne? Kada savo asmeniniams paaugliams, taip vadinu, irgi kada kalbam apie jų sunkumus, ten, pavyzdžiui, bendravimo su bendramžiais arba tiesiog, kad ir suaugusių žmonių, tai tiesiog savo asmeninį pavyzdį duodu, tai irgi sakau, vat, pagalvok, o kaip galima ateityje tai pritaikyti, ko gali dabar išmokti. Tau dabar sunku faktas,
ar ne? Bet įsivaizduokim, kad praeis kažkiek tai laiko, tikrai nesitęs tai visą laiką. Jeigu tai paaugliai, tai faktas, jie baigs kažkada mokyklą, ar ne? Ten mano ta sveikimo kelionė, faktas, kad vis po trupučiuką jaučiuosi vis sveikesnė, vis padedanti savo atsistatyti ir visai į priekį, ar ne? Vis pagalvoju, kaip tiem, kurie yra fiziškai neįgalus, ar turi dar didesnių sunkumų, dar didesnių. Taip. Ir galvoju, o kaip tai mane gali stiprinti, ko tai mane gali mokinti. Ir va tas tikslas ir prasmė yra apie tai, kad aš noriu save pasižiūrėti po kelių metų, po pusmečio, kokią aš nuėjau kelionę, po metų, po 3, ar ne. Kartais tenka dirbti kai su klientais arba mokymų dalyviais, nes vedu daug mokymų, kur sako, va, čia viskas atsibodo arba nieko nėra, prasmės gyvenime, ar ne. Sakau, o ką jūs galėtumėt pasidalinti apie šitą periodą vėliau, pavyzdžiui, savo anūkams? Nes jeigu tai vyresnio amžiaus žmogus arba, tarkim, savo vaikams, ką jie galėtų išmokti? Ir pasikeičia kažkas pas žmogų. Save jisai mato vienaip, tarsi turinti mažiau galimybių su tuo susidorot, ar ne? O kai kalbam apie tai, kas jam svarbu, kas kuria prasme, tai taip sako, aš noriu parodyti, kad gali įveikti, kad gali susidorot, kad nepaisant visko, ten, tarkim, pakilo kainos ir atlyginimas toks pat, ar nedidėjo, ar net sumažėjo. Tai taip mes galim surasti būdų, kaip čia ir įsimaitinti, ir pakankamai sveikai, ir gal net kažką užsidirbti, gal net kažką savo rankom sukurti, ar ne? Aš noriu, kad mano vaikai ar ten anūkai šito dalyko išmoktų, kad praeiti. Nes mes dar ateinam prie socialinės dimensijos. Mes dažnai užmirštam, kad mes turim tam tikrą prasme atsparumo geną, ypač lietuviai, nes jeigu pagalvotumėm, kaip mūsų tėvai, seneliai, ypač močiutės, promočiutės tvarkėsi su savo gyvenimu, tai greičiausiai darė kažką tokio ypatingo arba kiekvieną dieną vis kažką geriau, kad sugebėjo pagimdyti, išmaitinti, ar ne, ten tėvus, prosenelius ir panašiai. Ne tik tai išmaitinti, bet kažkiek dar išmokslinti, taip kaip išėjo, taip kaip mokėjo, ar ne, tam, kad mes šiandien čia būtumėm. Reiškia, kaip minimum suteikia maistą ir pastogę ir tiek, kiek įmanoma tos sveikatos, ką sudėjo į mumis, ar ne, ir kiek tos proto. Taip pat, kai pagalvoju apie savo močiutę, kuri muilą virė ne dėl to, kad tai buvo malonus hobi ir pramoga, kaip dabar, ar ne, įsivirti muilo laisvalaikio, o tiesiog, kad tai buvo vienintelė galimybė turėti savo, ar ne. Ir ten porą parų aš atsimenu, kad virė dūmai ir ten kelios moteris lauko virtuviai ten darė, tai vat suprantu, kad greičiausiai aš turiu tą gebėjimą išgyventi. Nes aš mačiau, kaip išgyveno mano mama, mano močiutė ir kažką darė taip, kad ir močiutė atsirastų, ar ne, jos ten proseneliai mano. Tai va, tai mes tą turim, bet mes dažnai užmirštam. Ir dėl to mums kartais reikalinga priminimas. Tai priminimas ar iš profesionalių psichologų, psichoterapeutų, emocinės pagalbos, konsultantų ir panašiai, arba kreiptis į tai, kas, vadinkim, labiau amžina, taip galėčiau pavadinti, ar ne? Ten Kaune turim Čiurlionio muziejų, Vilniuj turim įvairiausių kitokių muziejų ir dailės istorijos muziejus, ir mo muziejus, ir valdovų rūmai, ir visa kiti. Tai yra, kur pasižiūrėti, kas yra daugiau negu mes. 100 metų, 200 metų, kur kūriniai tos pačios bažnyčios, ar ne, dvasinis atsparumas, ką jau irgi minėjau, ar ne? Tai yra galimybė gauti puikiai šaltinius, kaip sakyti, arba labai nedidelę kainą, arba išvis nemokamai, kad pasižiūrėti, o jeigu žmonės pragyveno šimtmečius, galbūt ir aš galiu šiandien bent vieną dieną pragyventi.
geras tas mokymas yra apie tą, negaliu pragyventi viso gyvenimo, nes tai yra per sunku, bet galiu pragyventi vieną dieną. Tas taikoma yra priklausomybių prevencijoje, kad galiu šiandien negert ir taip dieną iš dienos, ir šiandien galiu nenusižudyti, šią dieną galiu ištverti ir taip dieną iš dienos ir išgyveni. Taip, ir depresijos gydymui ir depresijos simptomų gydymui irgi taip pat taikoma, kad šiandien man yra taip, bet rytoj galbūt aš atsikelsiu ir jausiuos kitaip. Ar ne? Galbūt norėsiu nueiti dušą, arba tiesiog man reikia nueiti dušą, galbūt tik pavalgyti, ar ne? O žiūrėk, kūnas pasijaučia kitaip, kada mes jį švarinam, kada jį pamaitinam, ir galbūt vėl galiu žingsnį žengti, galbūt tiesiog šiandien galiu nueiti į darbą, galbūt tiesiog pasirūpinti kažkuo galiu. Ir kadangi jau apie tą dvasinę dimensiją pradėjom kalbėti, tai iš socialinės pusės labai svarbu tie socialiniai ryšiai, tai yra, kaip mes bendraujam. Ir apie ką mūsų laida, ar ne, kaip susitarti, susikalbėti, kad tas žmogiškas ryšys yra labai labai svarbus, pagalba vieni kitiem, kad ir tokia žinutė, o kaip jautiesi. Ir tebūnie iš mažai pažįstamo žmogaus, bet tai yra, ta bendrystė, kad esi pasaulyje ne vienas. Ir kartais svarbu nešikštėti tokių net impulsyvių žinučių kažkam parašyti. Tai, ar net pagirti, pasidžiaugti, kad man patinka, ką darai, arba kaip socialiniai tinklai dabar suteikia galimybę uždėti širdutę, arba laiką, arba pakomentuoti, nes tai žiūrėti ne tik tai, kad aš duodu ten pliusą, minusą, bet tiesiog žmogui gerą. Tai nekainuoja. Ir kitas yra dalykas jau rimtesnis apie tai, kad ne veltui pasaulis eina vis stipriau link savanorystės, to altruizmo, empatijos. Kai padedi kitam žmogui, kai matai truputėlį sunkiau už save gyvenantį, mūsų protas taip veikia, smegenys, mes lyginamės, ar ne? Taip. Tai tiesiog visa švietimo sistema yra ant pasilyginimo pastatyta, kad pažymius rašo. Tai kada lyginamės, bet tuo pačiu suvokiam, kad galbūt aš truputėlį kažką galiu eiti priekį, ar ne? Galbūt aš galiu nebūtinai finansais, bet savo laiku kažkam padėti, ar savo žiniomis padėti, ar ne? Tai čia irgi labai stiprina tą psichologinį atsparumą, ir ypač, kai žmonėms yra sunku. Todėl, pavyzdžiui, aš tikrai labai kviečiu, ir dabar yra labai daug gerų galimybių dalyvauti, ar tai jaunimo linijoje, ar pagalbos moterim linijoje, ar kitose pagalbos linijose, ar senjorų savanorystės įvairiose programuose, ar ne, ten yra fantastiniai veikiantis 3 amžiaus universitetas, kur aš visus, kurie šiek tiek vyresnio amžiaus, masiškai turbūt siunčiu, jo turbūt nežino, kiek kviečiu eiti, ir kur žmonės atranda ar dailės terapiją, ar piešimą, ar tiesiog paskaitas, ar sveiko gyvenimo būdo kažkokius užsiėmimus. Tai irgi yra labai labai svarbi ta dimensija, nes mes čia gaunam ir pagalbą kitiem, ir bendrystę, ir dar tą terapinį efektą. Kaip kartais juokiuosi, kad papasakoju, kaip veikia terapija, ir žmonės pusiau savo pasinaudoja, ir mes mažiau klientų turim, bet visai neblogai, galvoju, ateityje tikslas turėti kuo mažiau klientų, jeigu visiems pasidarytų geriau gyventi, ar ne? Galbūt ir visai nesupyktumėm. Tai apie tai, kad pasidalinus savo iššūkiais, savo skausmu ar savo gerais dalykais palengvėja. Taip. Ir kitas dalykas, kai aš vedu streso valdymo grupės 8 savaičių, tai daugelis nustemba, kai jos vyksta online, bet net ir online sukuria ryšį žmonės, ir daugelis nustemba, sako, mes einam per tos pačius procesus, mes nesvarbu iš kurio Lietuvos ar net pasaulio vietos
pasirodo susiduriam su tais pačiais sunkumais, ar tai darbe, ar santykiuose, ar tiesiog gyvenime, ar su sveikata, ar panašiai. Ir vienas yra direktorius, kitas yra slaugytojas, ar ne, trečias mokytojas, ketvirta ten pardavėja, ar ten gydytoja ir panašiai, kur gali pabūti be statusų, be pavadinimų, pavadinkim tai, be tų pasiekimų kabutėse, ar ne, kur apsprendžia žmogų. Ir sako, vat negalvojau, kad kažkoks direktorius praeina tiek sunkumų, ar ne? Arba kad gydytojas pasirodo susiduria su tiek daug nerimo, atsakomybių ir panašiai. Tai vat tas žmogiškas ryšys labai svarbu. Bet aišku, be tų visų kitų strategijų irgi niekaip, nes čia be mąstymo pokyčių, tapti psichologiškai atsparesniais irgi neišeina, ką ir Franklas irgi rašė. Ką daryti žmogui, kuris visiškai jaučiasi palūžęs, kaip jam save pakelti viršų? Tai pirmiausia pripažinti, pirmiausiai savo pasakyti. Ir Aurimai, jūs sakėt truputėlį apie priklausomybę nuo alkoholio, tai čia galioja ta pati programa, galima sakyti. Pirmiausia, pripažinti, kad aš esu emociškai palūžęs. Arba aš jaučiuosi sulūžęs ir man nėra gerai. Ne sakyti, kad o Dieve, kodėl man su manim taip atsitiko, už ką man ar kaip, ar ne. Nes šitie klausimai nepadeda. Visi klausimai apie praeitį, kodėl aš padariau vieną ar kitą dalyką, arba kodėl su manim taip atsitiko, už ką man, jie natūralūs ir kyla žmonėm tikrai. Bet padėti savo galima nuo to taško, kad aš pripažįstu, kad man yra sunku. Nes kada aš pripažįstu, kad man yra sunku, čia atsiveria galimybės. Galbūt pasakyti pasauliui, kad man sunku. Ar socialiniuose tinkluose, ar kaimynams, ar draugams, ar giminaičiams. Nebijoti paprašyti pagalbos. Man asmeniškai, kaip Janinai, tai yra labai sunku, nes aš esu mėgėja padėti visiems kitiem ir tik tai tam tikrų iššūkių laikotarpiu aš suprantu, kad man reikalinga jau pagalba, reikalinga ištiesta ta ranka visaip, emociškai dar kitaip, ar ne, ten maisto atvežimu tiesiog dėl to, kad galiu pakelt šiuo periodu ir dar mėnesį tik 2 kilogramus, ar ne. Tai smulkmena, bet, ar ne, mokausi net vaikų prašyti, nes visą laiką, galiu pati, ar ne. Ir žinau, kad tiesiog, taip, turiu stabdytis, ar ne. Tiesiog tam, kad ateityje galėčiau kelti ir 20 kilogramų, ar ne. Padėti savo. Ir iš tiesų mane tai labai mokina, bet kalbant apie emociškai tą palaužtą žmogų, tai pripažįstant, kad man dabar sunku, tada aš galiu sakyti savo, gal aš galiu pailsėti. Gal man vienintelis dalykas dabar reikalingas arba vienintelį dalyką, ką aš galiu padėti savo, tai gerai išsimiegoti. Ar į vonią nueiti, ar ne, pagulėti, ar išgerti ten arbatos, ar paprašyti kažkokio žmogaus pasikviesk mane arbatos puodeliui, man tiesiog reikia to pailsėti. Ir iš to tada gali gimti tie tolesni žingsniai. Ir labai patys paprasčiausi žingsniai. Priklausomai nuo to, kur aš esu, nes čia yra toks svarbus dalykas, kad nepulti desperatiškai kažką daryti iš to nerimo, nerimastingumo ir panašiai, bet sustoti ir pagalvoti, o kur aš dabar esu, tarsi padaryti analizę savęs ar audito ar savo gyvenimo ir kaip man su tuo tvarkytis, nes pasižiūrėti, ar su kuo tai yra susiję. Ar tai su santykiais, ar tai su finansais, ar tai su kažkokiom kitom problemom, ar ne? Ir koks tas minimaliausiai lengviausias žingsnis yra dabar įmanomas. Ar išsimiegot, ar kreiptis konsultacijos. O dabar yra daugybė galimybių tiek mokamų, tiek nemokamų konsultacijų, ką galima gauti, ar ne? Ir jeigu mes
paprašysim 10 žmonių, kad ir per tuos pačius socialinius tinklus, tai aš net neabejoju, kad minimum 2 mums neatsisakys bent atsakyti mūsų žinutes, ar ne? Ir tada žiūrėti pagalbos. O gal galiu išeiti pasivaikščiot ir duodant savo kūnui, savo fiziniai sveikatai šiek tiek daugiau galimybių pabūti atsparesniam, sveikesniam. Nes šitas momentas irgi yra labai svarbus. Ir vat pradėti nuo mažų žingsnių. Nuo mažų žingsnių. Irgi nesusiplanuoti, o kai aš ten uždirbsiu milijoną, arba kai atsistatysiu, ar kažką ten, tada tik pradėsiu gyventi. O tarsi pasižiūrėjus tam tikrą prasme, o jeigu esu karo būsenoje, kaip man išgyventi, ar ne? Tai faktas yra išgyvenimo strategija. Bet kaip padėti savo geriau, arba kaip sako alpinistai, tie profesionalūs, kaip kasdien nueiti tą patį kiekį atstumo. Kai saulė šviečia, kad nenueičiau ten daugiau negu 2 kilometrus. Nes greičiausiai, jeigu aš šiandien nueisiu 2 kilometrus, o rytoj lis lietus, aš nebeturėsiu jėgų net 200 metrų. Tai žodžiu, kiekvieną dieną pakankamai tausoti savo resursus ir suprasti, kas man gali padėti ir ieškoti tos pagalbos. Tai kai mes sakom prisimti atsakomybę, tai yra netgi apie tai, kad aš pripažįstu, kas yra, ir aš ieškau tada pagalbos. O pagalbos tikrai yra labai daug, arba mokausi, ar sumažinti savo išlaidas, ar atsiprašyti kai kurių žmonių, ar kažko tai pasiklausti. Ar tiesiog, angliškas tas posakis yra keep going, arba toliau tiesiog tęsti. Ir aš prisimenu visą laiką tą istoriją Hario Poterio rašytojos Rowling, kur kiek ten 10 berods leidyklų atsisakė išleisti tą knygą. Ir aš kartais žaviuosi, nes aš galvoju, jeigu parašyčiau knygą ir man pirmos 2 leidyklos atsisakytų, galvočiau, bent jau šiai dienai, bet tuo pačiu mane tai įkvepia prisiminti, kad yra ir daugiau jų, kad, tai reiškia neverta, nereikalinga, panašiai, o pasirodo, jų yra žymiai daugiau galimybių, ne? Ir kartais susiduriu su žmonėm, kurie ieško darbo arba netenka darbo, kur irgi sako, nusiunčiau savo CV į 3 įmonės ir nieko neatsakė, ar į 5. Ir sakau, tai kiek Lietuvoje yra įmonių? Žinau, kad yra top 1000, tai jeigu yra top 1000, tai greičiausiai yra ir 10 000, ar ne? Ir jums nereikia visų, kad priimtum, jums reikia iš tų 100 000, kad bent kelios pasakytų taip, ar ne? Ar viena bent jau iš Kauno, tarkim, ar Vilniaus, ar Mažeikių, ar Biržų įmonių. Klausimas, kiek įdėsit pastangų. Čia kaip ir santykiuose, ar ne? Kad ar tikrai mes norim, kad pirmas pasitaikęs žmogus mums pasakytų taip, ar ne, su kuriuo užmezgėm ryšį. Kartais reikia ir įdėti tų pastangų, paieškoti, kaip ir, čia tokį turiu paprastą buitinį palyginimą, kaip ir su maistu lentynose. Mes turbūt irgi nesakom taip ir man pasitaikiusiam maistui, kurį sutinkam prekybos tinkle, ne? Mes renkamės, ko tuo metu reikia, ko norim, ar ne, kas geriau, kas pagal kontekstą, ar net įdedam pastangų kartais paieškoti, jeigu žinom, kad kažko specifiško norim, ar ne. Tai irgi, tai čia tas treniravimasis to atsparumo, jisai ir padeda, kai esam labiau emociškai sužlugdyti arba ištinka tokios situacijos, pavyzdžiui, netektis. Mes nuo jų nesame apdrausti nei vienas. Taip. Savo artimų žmonių netekimas arba kažkokios ekonominės situacijos. Tai treniravimasis, nevengimas, nuo ko mes pradėjom tų problemų ar iššūkių, padeda mums susidoroti su tuo, ar ne? Čia kaip baudos už parkavimą, nesumokėjimas ir gavimas, ar ne? Kitas iki turiu būti dėmesingesnė ir atkreipti labiau dėmesį 3 kartus į ženklus, kur pastatau, ar toj vietoj ar ne. Ir pasirodo, tai yra ta kaina, ką sumoku. Ir kitas iki jau greičiausiai tos problemos nebepatirsiu.
man tai padeda programėlė įsijungia ir jinai parodo, reikia mokėti ar nereikia toj vietoj, kur esi. Tai vat, kad ir tokių programėlių įsidiegimas. Beje, programėlės yra labai puikus įrankis kažką daryti. Yra daug programėlių, kur galima nemokamai mokintis užsienio kalbų. Taip. Irgi žmonėm tai stiprina, nes aš turiu pažįstamų, kurie nuo nulio pradėjo mokytis. Sako, aš turiu kaip pusiau beždžionė, ten angliškai, bet, vat, sako, kaip keista, sako, nuvažiavau į kitą šalį ir pagrindinius žodžius arba kaip nusipirkti maisto aš jau suprantu, ar ne? Tai irgi ugdo, nes, na, nėra paprasta kasdien, kad ir 15 minučių paskirti laiko programėlį. Tai tam reikia pastangų, ar ne? Arba įsijungti, kas man padeda emociškai. Mes dabar pakalbėsiu dar apie socialinius tinklus. Socialiniai tinklai turi algoritmą, kad jeigu mes pradedam kažką stebėti, tai mum išmeta vis daugiau. Mes galim atpažinti, jeigu aš ieškau naujos suknelės, arba batų, arba dar, tai žiūrėk, kartais aš net specialiai tai darau ir žiūrėk, žinau, kad per ateinančias 2-3 dienas man pasiūlys vis daugiau. Kad man reikia tiesiog truputėlį kantrybės ir man pasufleruos. Lygiai taip pat, kai yra sunkiau, aš rekomenduoju pasinaudoti šitą sistemą. Pradėti sekti tuos žmones, juos ten dėti tuos patiktukus, kurie įkvepia. Ta informacija, kuri mane maitina, kuri mane kuria, kuri mane verčia susimastyti, kuri mane galbūt džiugina, arba prajuokina netgi elementariai kačiukų, šuniukų nuotraukos, mažų vaikų vaizdai ten ir panašiai. Ir žiūrėkim, kad algoritmai pradeda mesti jų daugiau, ar ne? Ir gaunasi, kad vėl tai minimaliom pastangom mes galim padėti savo. Ir mūsų tada toj informacinė erdvėj, net jeigu mes labai ten daug neturim palaikymo komandos ar socialinių ryšių, ar ne, mes taip susikuriam vėlgi savo erdvę, kur mus palaiko. Aš pati savo net naudoju, aš žinau, kad jeigu jaučiuosi prasčiau arba mažiau pasitikinti savimi, arba galvoju, na va, šiandien tai jau viskas nesiseka. Nuo žodžio viskas, ar ne? Tai nors kažkaip ir išger kavos moku ir pavalgyt, nu, bet vat, mintis tokia mąstymo klaida, kad viskas. Aha, ir aš žinau, kad turiu įsijungti mažiausiai 3 variantus. Pavyzdžiui, Aurimo Gudą pasižiūrėti ten, Instagram'e Mel Robbins aš pasižiūriu, dar kažką, YouTube ten kažkokį podcastą, kur mane ten 5 minutės, 10 minučių ir perjungia į kitą režimą, kad pasirodo ir kiti ten turi iššūkių ir kad čia galima eiti ir čia va tik tai man dabar va užlijo ar užsnigo, kaip sakant, ar ne. Bet galiu skėtį pasiimti, pasirodo, galiu šiltos arbatos išgerti ir pralaukti tiesiog tą pūgos metą, jeigu jau tikrai sunku, ar ne. Arba aš suprantu, kad ir kiti žmonės yra kenčiantis ir aš esu irgi dalis iš tų žmonių, kurie galbūt šiuo metu tiesiog kenčia ir patiria tuos sunkumus. Ir čia yra tas mindfulness arba dėmesingumo atidos elementas, kad suvokti, kad mes turim bendrą žmogišką ryšį. Kad irgi tuo metu aš galiu būti viena iš tų žmonių, kurie taip pat susiduria šiuo metu su tais sunkumais, kurie mokinasi tai praeiti. Vat, ar aš praeisiu ar ne, jau gali daug ir priklausyti nuo manęs. Ar aš noriu šito mokintis praeiti, nepaisant visko, ką patiriu. Čia vat yra jau tas elementas, kaip aš mąstau, kaip aš galiu pasižiūrėti į savo problemas, iš kurio taško, net jeigu aš tuo metu palūžtu, ar ne, kaip žmogus, o vat už minutės ar už 10 ar sekančią dieną, ką aš su tuo nusprendžiu daryti. Ar toliau guliu apsiklojus pledu ir galvą pakišus, ar ne,
po antklode, ar aš galvoju, o nuo ko čia pradėti man spręsti tas savo problemas, kurias turiu. Ir net kartais asertyviai ar tvirtabūdiškai tvirčiau eiti per tą gyvenimą. Jūs jau daug išvardinot, bet dar paklausiu, gal kažkokių liko, kokie būtų kasdieniai įpročiai, kaip stiprinti tą psichologinį atsparumą? Tai vienas iš tų yra streso valdymas, nerimo valdymas atpažinti. Ir tai yra irgi procesas. Tai yra, kad mums keičiantis, augant, vadinkim tai, bręstant, amžėjant, senstant, įvairius žodžius galima naudoti, arba susiduriant su įvairiais gyvenimo etapais, mes patiriam skirtingus dalykus. Ir kai kartais klientai ar mokymų dalyviai sako, bet palaukit, aš anksčiau buvau ten toks ar tokia, ar ne? Tai taip, mes visi kažkada buvom 16, 18 ir fizinės galimybės kitokios, ir patirtis kitokios. Ir priimti save vėl iš naujo, kad galbūt man dabar laikas susipažinti su manim nauja. Ir bet būtent ir dabar greičiausiai po tam tikrų iššūkių, netekčių, pavyzdžiui, kodėl aš tai miniu, nes daugelis nesuvokia, kad netektis artimo žmogaus mus gali labai labai stipriai paveikti, kaip ir darbo netektis, ar ne, karai vykstantis aplinkui irgi mus gali paveikti ir gali nebeveikti ankstesnės streso įveikos strategijos. Tai vat, vėl mokytis, vėl patirinėti ir tyrinėti, netgi sakyčiau, kad ne tai, kad aš dabar sužinau naujas strategijas ir viskas, dabar 10 metų veiks taip. Ne, bet tyrinėti, o kas man viskas kartu gali padėti, vėl vis kitaip. Ar ne, ten, pažiūrėjau, aš mokausi gerti mažiau kavos, tai ką reiškia mokausi, stebiu, analizuoju, žiūriu, ar ne. Tai vat streso įveikos. Ir čia yra susijęs su emocijų reguliavimu. Aš jau šiek tiek buvau užsiminus, bet irgi, kaip aš reiškiu emocijas, kiek aš gebu kartais atsitolinti nuo jų, kai jaučiu stiprų nerimą, ar kažkokį pyktį, ar dar kažką, ar ne, neįkristi jas, bet tuo pačiu ne apie tai, kad aš nenoriu jausti taip. Būna tokių ir aš turiu norų nejausti, ar ne, tai, ką jaučiu jau dabar, ar ne, nelogiška, nes vis tiek jaučiu. Tai vat irgi pripažinti, kad aš jaučiu tai, ką jaučiu, o ką aš su tuo darau, kaip aš tvarkausi. Ar tai prieina iki panikos atakų, ar aš mokausi, ar ne, kaip rytiečiai sako, išgerk puodelį arbatos. O ką tai reiškia? Užplikom vandenį. Palaukiam, nes karštos turbūt labai negeriam, ar ne? O jeigu žiūrėtumėm pagal to japonų tą arbatos tradiciją, tai ten iš viso geriamas tik antro užplikimo arbata, tai reiškia dar ilgiau, ar ne? Tai reiškia kantrybė. Tai kiek aš ugdau tą savybę savo kantrybės vis ilgainiui, ar ne? Nes kuo daugiau amžiaus ir, kaip sakoma, vaikas sąmoningesnis tuo, kuo turi daugiau kantrybės išlaukti, išbūti, tai kuo daugiau metų, kuo daugiau turėti tos kantrybės. Tada, kur link, kad ta fizinė veikla ir miegas patys paprasčiausi įpročiai, ar ne? Be psichologinių tų pagalbos būdų kaip kvėpavimo praktikos, ar ne, kad įkvėpti ir iškvėpti lėčiau, ar ne, tai yra visi miego įpročiai. Labai daug žmonių šiandien susiduria su miego sunkumais. Tada minimalus išėjimas pasivaikščioti. Elementarus automobilio statymas paskutiniai prekybos centro aikštelės vietoje ir nuėjimas kiek įmanoma tolesnį atstumą. Smulkmena, bet kada grįžtam su maišais, o ne vežimėliu, mes pajaučiam tą savo fizinį atsparumą ir tada kyla mintis, ar tikrai man reikėjo tiek nusipirkti, kiek aš nusipirkau, kai nueinu grietinės, o išeinu su 2 maišais. Ne? Tai vat ir to tyrimai sako ir visi pavyzdžiai,
kad fizinis atsparumas labai daro irgi įtakos tam psichologiniam atsparumui, kad pasirodo, kada mūsų kūnas ištvermingesnis arba sugeba fizinio krūvio metu patirti tam tikrus kūno simptomus, tai tada ir nerimo ar psichologinio sunkumų metu jis atpažįsta tos pačius simptomus ir sako, aš galiu tiesiog labiau išbūti. Ir mes irgi žinom daug tokių pavyzdžių, kai, pavyzdžiui, aš prisimenu, kaip žurnalistė Edita Mildažytė dalinosi, kad po vyro mirties tiesiog eidavo 10 kilometrų pirmyn atgal. Tai čia fizinio atsparumo irgi ugdymas ir pagalba savo, ar ne? Ir ta kontempliacija ar pagalvojimas savo, ar ne? Tada knygos pasiėmimas ir paskaitimas bent po puslapį kasdien. Tada visos tos praktikos, kur mes psichoterapeutai, psichologai žinom, kad padeda, tai yra rašymo praktika. Kad šiandien dienai žmonės vengia rašyti, faktas, ne? Bet mes ištraukiam tas nerimo mintis iš galvos arba išdedam problemas ir pamačius jas ant popieriaus, mums žymiai lengviau jas spręsti. Čia tiesiog galim prisiminti savo mokyklą, kaip lengviau spręsti uždavinius. Galvoje ar užsirašius ant lapelio? Užsirašius. Tai kodėl mes nesirašom savo problemų, o viską nešiojamės, ar ne? Nes kartais susirašius, o dar kažkam papasakojus, dar išgirdus, kaip kitas papasakoja, pasirodo ne tokia jau ir didelė ta problema. Tai va tokie, tada tos praktikos, ką mes galim pamatyti visose pasaulio turbūt religijose, tai yra palinkėkim vienas kitam ramybės, tai sau ramybės linkėti, ar ne? Linkėti sau, tada dėkoti sau, kad aš šiandien pragyvenau tą dieną, aš rūpinuosi savimi kiek įmanoma geriausiai. Aš dėkinga tiem žmonėm, kurie sukūrė radiją, ar ne? Dėkinga, kad galiu čia būti, dėkinga sau, dėkinga gydytojam, ar ne? Kurie maistą gamina, kad galiu eiti prieki, kad galiu ten pasirūpinti savimi, savo vaikais, ar ne? Ir dėkingumas yra netgi moksliniais tyrimais nagrinėjamas dalykas, kad pasirodo irgi padeda lengviau gyventi, kaip ir laimės tie patys tyrimai. Bet visa tai yra kelias, kelionė, tai yra procesas ir psichologinis atsparumas, bet norisi man pasakyti, nes aš kartais savo mokymuose gaunu dalyvių, kurie pasitikrina su dvasininkais, vadinkim taip, ar tai, ką sakau, tikrai yra labai svarbu. Ir man patiko vienas atsakymas, kad mylėk savo artimą kaip pat save, kad tai yra 50 ant 50, kad pasirodo pasirūpinti savimi yra labai stipri atsakomybė. Ir mes turim knygą apie perdegimą Katalikų pasaulio leidinių, kur fantastiškai parašyta apie tai, kad net vienuoliai ir kunigai patiria perdegimą. Ir ten parašyta apie tai, kad pasirodo, kai aš nesirūpinu savimi, aš įkrentu į puikybę. Reiškia, man nereikia miegoti, pailsėti, aš galvoju, kad man nereikia, kad aš esu kažkoks išskirtinis ir galiu persidirbti, nes esu tiesiog ne biologinis žmogus be savo virškinimo ir poilsio sistemos, ar ne? Ir galiu tiesiog kitais. Tai aš atsimenu, kažkada mane taip tas sukrėtė ir surezonavo, kad pasirodo, pirmiausia, aš turiu būti nuolankus savo biologijai, savo iššūkiams, su kuo aš susiduriu ir mokytis per tai eiti, ar ne? Mes labai dažnai atiduodam daug ką kitiem, viskas tvarkoj, bet pasirodo tam, kad atiduoti kitiems, mes turim labai stipriai padėti savo būti tokiais tvirtesniais, kad turėtumėm kuo dalintis, nes iš tuščio indo nelabai ten vandens ir pasemsi, ar ne? Tai va tas psichologinis atsparumas ir yra toks, kad ką aš labai kviečiu į tai pasižiūrėti,
kad mes tą savo indą pripildom. Ir kartais taip mes atiduodam, jeigu auginam vaikus, tai faktas, kad labai stipriai atiduodam. Jeigu turim vyresnius tėvus, tai irgi atiduodam. Galbūt mūsų profesija yra ta, kur yra, ne tik profesija, bet tai yra ir pagalba žmonėm, yra ir daugiau, ir yra daug galvojimo apie tai, ar ne, tai neišeina kaip staklių išjungti ir išeiti kartais iš darbo. Ir gaunasi, kad, tai labai rimtas reikalas ir didžiulė atsakomybė pasirūpinti savim ir ugdyti tą psichologinį atsparumą, kad nepalikti tų žmonių, už kuriuos jaučiamės atsakingi, kaip žmonės sako, ant ledo, ar ne, be savo pagalbos. Tai fizinis, socialinis atsparumas, dvasinis atsparumas, psichologinis atsparumas, mąstymo atsparumas, keitimas, tai ir susideda tą visą bendrą mūsų psichologinį atsparumą. Šią mintimį ir pabaigsime. Dėkoju, kad klausėtės. Su Dievu. Dėkui. Iki.